Taigi, sveiki, mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Šiandieną truputėlį neįprastai, tai yra šeštadienis. Šeštadienis vakar jau prasidėjęs yra Vilniui kaziuko mugė. Tai mes irgi prisidėsim turbūt, eisim nusipirksim kokį nors medinį šaukštą. Pabūsim tiesiog, pasivaiščiosim, pasižmonėsim. Taigi, todėl atvažiavau ir anksčiau ryte, įrašysiu video, apžvelgsiu tas visas kažkokias tai įdomesnės poras. Aišku, ne visas, mes pirmadienį darom labai aiškę tą jau tokią analizę, plačią. Pažiūrėsim, kas vyksta, bet kokiu atveju tai yra pirma mėnesio savaitė pasibaigus, kas man labiausiai rūpi mano tradingė mėnesio pradžioj. Pradėsim nuo svaro ir USD. Tai price action. Tikrai dažnai nebūna tokių situacijų, po tokių situacijų procentaliai visą laiką yra didesnė tikimybė, kad po tokios situacijos kaina kažkiek tai koreguosis jo, arba tiesiog pradės judėti fletę kažkur. Bet daugiau tikimybės yra, kad jinai koreguosis. Vėlgi labai gaila, kad šitos savaitės žvakė neuždarė praeitos savaitės žvakės, tai aš kalbu apie tokią situaciją, kur yra. Tai yra inside baras jo, outside baras, galima sakyti, iš kitos pusės. Ir tada koregavosi viskas jo, bet vis tiek, bet kokiu atveju scenarius yra panašus ir 1.400, tokia situacija ant tokio, aš sakyčiau, techninio lygio, manau tikrai gali daug ką pasakyti. Aš pats asmeniškai neprekiauju čia ir neprekiausiu su šitą porą, bet manau, kad jau pardavimus, tai manęs, nieks man neįrodys, kad čia reikia pardavinėti. Kol kas tik tais pirkimai. USD ir Kanados doleris, aš jį išmelžiu, iš tikrųjų melžiu nuo pačios šitos viršūnės, kiek pamenat. Ir toliau dar aš jį melžiu, dar pas mane yra atidaryti dar yra, palaukit. Šitoj gal. Ne, šito nebus. Yra atidaryti dar sandoriai šitose vietose ir aš visur čia atidarinėjau iš tikrųjų. Pasiteisinau 1.3500 buvo sumuštas, ačiū Dievui, labai gerai ir pažiūrėkit, kokia jėga jis yra sumuštas. Manau, atviri vartai dar atvirų vartų mes turim tikrai ir pakankamai nemažai. Tai šitoj poroj niekas pas mane nesikeičia, taip kaip pradėjau nuo čia shortint. Kol kas savo nuomonės visiškai nekeičiu ir toliau laikausiu tik tos pačios nuomonės. New Zealandas ir USD, šito dar sakito yra atidaryta. New Zealandas ir USD, tai aš jau, jeigu pamenat, ne praeitą, bet už praeitą savaitę apie šitą porą kalbėjau. Praeitą savaitę man nedavė pasireikšti hebra, nes jie buvo suprašę visai kitų dalykų. Todėl taip gavosi, kad nepakalbėjau. Ir čia iš tikrųjų matau jau tai, kad šita pora tikrai nenori įvažiuoti į apačią, tai jinai yra suformavus stiprias pakankamai vietas, kurios iš tikrųjų jau neleidžia šitai porai važiuoti žemyn. Daug didesnis potencialas šitos poros yra būtent į viršų. Savaitiniai žvakiai po viso šito bardako, kuris šičia vyko, iš tikrųjų, manau šita jėga yra pakankamai aiški. Aišku, kol viršūnė šitos yra nepadarytos, tai toliau kažkokius tai sandorius daryti iš tikrųjų gal nelabai gerai būtų, bet jeigu trukteltų ir prasimuštų viską čia pro tą viršų, žiūrėkit dar taip, kad nebūtų, jog mano scenarijus įsipildytų, kad šita pora bus galbūt šitų metų pora. Ką aš kalbėjau apie šitą porą 2015 metais, kada aš ją pastoviai pardavinėjau. Tai labai būtų džiugu, kad vis tik tais mano pastebėjimai dėl šitų vietų pirkimų pasiteisintų, ką aš jau čia dariau prieš tai ilgą laiką, paskui čia sustojęs buvau ir dabar tais vėl pradėjau šitoje vietoje, matot, pirkinėti, nes matau, kad čia jau duoda man atitinkamus ženklus. Jeigu tik šita pora iš tikrųjų daro aukštesnės viršūnės, viso gero, pamirškit apačias ir vargu ar kada nors apačios bus greitų laiku. Ir mano scenarijus, apie kurį aš kalbėjau dar prieš tai, važiuoti į viršų, manau, atsidarytų ir labai puikiai. Tai jau prasideda pas mane galimybės šitoj poroj ir jau aš čia išvelgiu potencialo. Dar nedidelio,
bet ne tokio didelio, kokio norėčiau, bet jis jau iš tikrųjų yra, jisai jau atsiranda. GBP ir Australijos doleris išmelštas, manau, irgi iki paskutinio lašo iš tikrųjų yra. Melžio aš jį kaip tik tais galiu ir žinau, kad yra tokių, kurie irgi dabar jau su manim jį melžia. Aš turbūt atsimenat, kai aš jį pradėjau melžti dar šičia ir melžiau aš jį pakankamai, ne, čia dar nemelžiau, bet va šičia jau aš jį pradėjau melžti ir va šį su juo važiuoju pastoviai. Dominuoja tik tais pardavėjai ir daugiau niekas absoliučiai, tai čia yra tik pardavimai ir dar kartą pardavimai. Galimos korekcijos, taip toliau ir panašiai. Vėlgi, čia buvo nuomonių, kad čia ne, jau čia mažėja kažkas, niekas čia nemažėja, dominuoja tik tais pardavėjai ir dar kartą pardavėjai. Pirkėjų čia nėra, nebuvo ir tol, kol nebus, tol aš su jais neįsiu į niekur į viršų. Ieškot valandiniuose, dieniniuose, ieškot įėjimų, kurių tikrai būna. Ir tik tais pardavimų. Aišku, dabar čia jau vėlgi gali būti galima kažkokia tai korekcija, dar kažkas. Reikia žiūrėti didesnius grafikus, žiūrėti lygius, 2.0.0 pamirštas, viskas vyksta po juo. Jeigu ir pradės koreguotis kaina link jo, būtų super gerai ir turėti atramas tokias kaip šita ir šita. Paskui iš tikrųjų vėl būtų vienas malonumas ir toliau su juo leist kasas ir važiuoti tik tais į apačią. Euras ir GBP, euras ir svaras. Vėlgi, tik tais pardavimai, aišku, labai graži, tvarkinga pasikoregavus vieta. Dabar jau čia pirkti, nėra realiai kur, nebent pirkti su labai mažu potencialu, tai stopus dėtis būtent kažkur tai šičia. Ir jeigu juos išmuštų, tada iš tikrųjų vėlgi būtų labai geras ženklas, nes būtų aišku iš tikrųjų, kas tai yra šita vieta. Ir kas tai yra šita vieta. Būtų viskas labai aišku, tada būtų galima kainos laukti kažkur tai čia dar žemiau ir šitoj vietoj, kaip mes juokaujam su kolegom, susidėti visus lotus ir toliau važiuoti su šita pora tik tais į viršų. Čia kol kas esu dabar tais laukime, labai gaila, kad čia neturėjau nieko, nes aš turėjau viską su GBP Australu, ten su Australu ir su svaru tiksliau. Čia jau niekur nespėjau, niekur nežaidžiau. Dabar laukiu tiesiog geros vietos, gero įėjimo. Australas ir USD super fantastika. Apie šitą porą irgi kalbėjau berods prieš 2 savaitės. Praeitą savaitę vėlgi turbūt niekas nebuvo prašę, šitos poros neleidau pasireikšti. Šita vieta buvo šiek tiek mus išgazdinus. Šita vieta, dar mes kalbėjom klasiai su mokiniais. Ir pasirodo vis tik tais jėgos šita vieta turi kur kas daugiau. Čia matot, pas mane yra atramos, čia yra jos pramuštos ir labai aiškiai, tai čia viskas yra suprantama. Vėlgi, čia jau dabar reikia iš tikrųjų luktelt. Šitos vietos yra sumuštos ir tai yra pakankamai geras dalykas. Šitos vietos yra priartėję būtent prie šitų lygių, prie šitų vietų. Tai čia dabar jau iš tikrųjų dviprasmiška vieta. Čia jau reikia lysti į didesnio time frame grafikus, tai yra savaitė ir mėnesis, žiūrėti, kas vyksta šičia. Įsivaizduokit, aš nežinau, kiek jums tai yra svarbu, man tai yra labai svarbu, kai aš matau tokią jėgą. Tokia jėga iš tikrųjų rodo iš tikrųjų stipriai dominuojančius pirkėjus. Bet vėlgi čia dabar nereikėtų pult ir pirkti greitai, nes yra tam tikrų, manau, niuansų. Vis tik tais 7.00 berods mėnesiniam grafike atrodys pakankamai gražiai ir 7.00 manau vis tik tais turi jėgą, turi galę. Tai gerbiam ir toliau gerbiam šitą lygį. Aišku, dabar pačios svarbiausios vietos tai yra šita pačia, o šita pačia. Ir dabar jau yra 7.00, tai jeigu užmesim 7.00, jisai yra kažkur tai čia, ne? Tai irgi yra atrama. Tai va, tenai ta atrama ir buvo iš tikrųjų. Čia yra mėnesinis grafikas. Viskas reikalingos apačios ir dar reikalingas dar vienas pliusas. Dabar aš turiu kokius 4 pliusus šitai porai pirkti ir pirkti ilguoju periodu, tai ilgai. Šokti ją taip, kaip šoku į GBP Australus ir USD Kanadas, tarkim, ne? Man reikalingas vienas dar pliusas, nes aš turiu vieną minus. Jeigu tą pliusą išsitaisau, važiuoju su šita pora ilguoju periodu tik tai long.
Svaras Naujoji Zelandija. Pas mus Dainius turbūt visą laiką šitą porą šortinau, kiek pamenu. Visur čia tik tai šortai, man labai gražios, jos iš tikrųjų yra mažos šitos pozicijos, ne? Mėnesiniam grafike turim vėlgi labai aišku vaizdą. Dabar mes suklusom dėl šitų vietų, dėl šitos vietos mes suklusom, kas vyksta va šič. Ir labai gaila, bet vėl matom, kad savaitinė turbūt, bet savaitinė, pažiūrėkit, yra tęstinumas. Ir pakankamai gražus. Čia, aišku, yra vis tik tais atlaikymas kažkoks tai šioks toks, bet aš jais netikiu tokiais atlaikymais. Daug didesnė tikimybė, kad juos ims ir sumuš. Kad juos ims ir sulaužys. Tai vėlgi čia irgi manau, kad ten vėl su tuo svaru, kur yra svaras New Zealandas, svaras Australas. Šitom porom, manau, tenais irgi yra ką veikt. Tikrai yra ką veikt. Svaras Jena, tarkim, yra. Svaras Jena, aš tikėjausi, kad jisai prie 1.6 kažkur tai tenais suklups, bet nesuklupo ir labai galbūt gerai. Čia mažiukas pendingas yra jame uždėtas. Savaitiniam grafike pasižiūrėkit, kas per signalai. Tai jau čia reikėtų irgi būti atsargiem. Pardavimų nelabai aš čia matau. Jeigu tik tais, mėlieji, kainos sudarinės po 1.6, jūs jos nepagausit paskui jau. Tada jau jūs jos nepagausit, tai tada jau bus vėlų ieškot kažkur tai kažko. Tai aš už tai tenais pasidėjęs mažiuką atidėtą sandorį, kuris jeigu jisai suveiks, tada jau bus gerai, tada galima į šitą porą eiti jau riebiau. Nežinau, gal šiam kartu iš tikrųjų tiek. 12 minučių video, nepakankamai, manau, užteks pasižiūrėti. Visa kita, manau, kas yra svarbu mano kolegai, tai Vykintui Milceriui. Manau, Vykintas aiškiai apžvelgs ir jisai įdės savo nuomonės. Viskas šiandien, chebra, tiek. Važiuosim į mugę. Gero jums savaitgalio, geros nuotaikos ir dabar jau geros prekybos, nes iš tikrųjų tikrai bus ką prekiaut. Savaitė užsidarė, Non-Farmas savo suveikė. Būtinai valdykit riziką. Kiekvieną kartą valdykit riziką ir klauskit savęs, kodėl. Tik tais klausdami, kodėl, iš tikrųjų galit pradėti tobulėti, galit pradėti suprast, kodėl, todėl. Viskas. Sėkmės ir iki.